Viekšniai – nedidelis miestelis Žemaitijoje, Mažeikių rajono savivaldybėje. Paprastoje kelionėje gali pravažiuoti ir nieko nepastebėti. Tačiau Viekšniai yra Mykolo Biržiškos ir jo dviejų brolių Vaclovo ir Viktoro Biržiškų gimtinė. Vyriausias brolis Mykolas Biržiška, gimęs 1882 rugpjūčio 24 vienas vasario 16 aktas signatarų, tapo Vytauto Didžiojo universiteto ir Latvijos universiteto garbės daktaru. Dėstė Vilniaus universitete, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas, Vilniaus vadavimo sąjungos pirmininkas, Mykolui įteiktas Vytauto Didžiojo 3 laipsnio ir Gedimino 1 laipsnio ordinas. Vaclovas Biržiška, gimęs 1884 gruodžio 2. 1941 tapo Lietuvos mokslo akademijos nariu, 1925 gavo pulkininko leitenanto laipsnį ir 1939 tapo Vytauto Didžiojo universiteto filologijos garbės daktaru. Lietuvių enciklopedijos vyriausias redaktorius, 1928 Vaclovui įteiktas Gedimino 3 laipsnio ordinas. Jauniausias brolis Viktoras Biržiška gimė 1886 vasario 23. 1917 tapo V. Baranovskio ginklų gamybos fabriko direktoriumi. Vytauto Didžiojo gimnazijoje, mokytojų seminarijoje ir aukštuosiuose mokslo kursuose dėstė matematiką, fiziką ir chemiją. Rašė knygas, redagavo vadovėlius.